per savo politinę karjerą realiai antrą kartą vos ne iki paryčių reikia darbuotis. Kolegos tyčiajasi, tiesiog žemina konstituciją, žemina mūsų tautos suverenitetą ir per savo tokio, sakyčiau, dirbtinio intelekto matyt sukurtus projektus įvėlė valstybį į chaosą. Kai mes pradėjome atradinėti lobynus ir kada pavyko įtikinti, nes Nemuno aušra rinkimų metu sakė, kad LRT auditas mūsų yra kertinis, prioritetinis ir svarbiausias dalykas. Ir mes jį padarėm. Ir kai padarėm auditą, mes fiksavo auditas valstybės kontrolė, kitaip sakant, labai daug širšių pažeidimų. Tai vienas iš tokių, kad apie 38% darbuotojų priimtų į LRT neaišku kaip priėmė, ryšiai, draugai, metodika, taisyklės neaišku visiškai. Viešieji pirkimai, kurie buvo tikrinti, visi iki vieno buvo pripažinti, kad buvo tam tikri pažeidimai, nesilaikomų taisyklių. Ir kada tu pradedi jau traukti ir žiūrėti Monikos Garbačiauskaitės Budrienės tą grupuotę, kur jinai ten, sakau, grupė, kaip mes ją ten pavadinsime, tai jie tenais, daugelį metų siautė. Ir tada atsitiko taip, kad matydami, kokia yra situacija ir kaip Budrienė nesiskaito su aplamai su valstybės pareigūnais ir kaip jinai tyčiasi iš LRT tarybos, o be kitako taryba pagal Lietuvos Respublikos nacionalinio radio televizijos įstatymą, tai yra aukščiausias valdymo organas. Tai įsivaizduokite, jeigu jinai drįsta pasakyti, kad LRT taryba siekia užvaldyti LRT, tai tu esi pati valstybės tarnautoja, jinai yra viešosios įstaigos vadovė, jinai yra pagal viešųjų privačių derinimų įstatymai turi deklaruoti santykius. Žmogus sako, ne, čia yra mano kėdė. Tai netiduosiu kėdės, o klausimas dėl ko yra kėdė, todėl kad tam tikri žurnalistai arba tam tikra visuomenės dalis yra teisiškai neraštingi, jie pradėjo rinkti parašus prieš LRT tarybą, kad LRT taryba turi rinkti. Tai visiška teisinė beraštybė. Ir dabar aš suprantu, kad tie, kurie pasirašė po tą peticiją, jie ir yra matytas 38%, kurie priimti neaišku kaip, neaišku kada, neaišku kokiais ryšiais, gal kaviniai, gal kelioniai, gal ten slidinėjime, gal ten, nežinau, meilės nuotykios ir panašiai. Ateina piketas, atsidaro vartai ir avinų banda iš Vilniaus dangoraižio, iš visur kitur, jie pasileidžia srautų eiti piketuoti. Ir aš klausiu, o ko jūs piketuosite? Mes sako už laisvą žodį. Tai kur tas laisvas žodis, kol yra, jis pavogė kas nors, jie atėmė. Tai jeigu jie kovoja už laisvą žodį, tai šitoj visam pikete turėtų dalyvauti TV3, Delfi, turėtų 15 minučių, rajoniniai regioniniai laikraščiai suvažiuoti. Ta minė žmonių, kurie atėjo piketuoti prie Seimo, kilo klausimas, jie supranta, ką jie čia daro, ar kaip visuomenė geba suvokti, koks jis yra vaidmuo. Tai piketuoti prieš bet ką, ne, o kai reikia spręsti valstybės svarbius reikalus, jų nėra, ne? O kai politologams už tai, kad jie kalbėjo ir šiek tiek kritikavo, išmetė iš internetinių portalų ir iš laikraščių, jiegi nepiketuoja, ne? Kad Jakilaitis pasisodinęs tarybos narį tiesiog žemina, iš jo tyčiojasi, jie nepiketuoja. Kai pasikviečia vieną Seimo narį ir 3 dar ateina dvarui artimi žmonės iš jo šaiposi, tyčiojasi iš to Seimo nario, sako, čia normalu. Kai tas pats kultūrininkas arba konservatorius kultūrčikas, kaip jį tenais bando prilyginti, tai jisai Seimo nario žmonai rašo, kad tu surask jos stubrą ir kiaušinius. Tai galvoju, tai čia įsilavinęs žmogus ir tada viską tu parodo, kad nediplomas žmogų, iš tikrųjų ta liaudiška patirtis, nediplomas žmogų puošia. Kada tu pradedi nebegerbti savo valstybės, tai tu nebesupranti, tai jeigu Seimo narys registruoja pasiūlymą, kad pirma šalies ponia rinks ir vertins, kas gali būti LRT direktorius. Seimo narys užregistruoja pasiūlymą, kad katinas ten Degolys, jisai nuspręs, jeigu bus laida, tai bus Grykio kažkokios laidos, atsiranda ūgio laidos, kalbos reikalavimas, atsiranda ir tai registruoja premjerė Ingrida Šimonytė, jos aplinka tiksliau reikėtų gal taip taisyklingai sakyti, registruoja Agnė Širinskienė ir mes tada sakom, jeigu jūs norit šitą nesąmonę tyčiotis iš valstybės, iš tautos ir iš konstitucijos, nuimkit. Ir mes jums aiškinam, kad šitie žmonės šiek tiek turi tam tikrų problemų. Jūs mumis netikit, tai dabar matykit visuomenę, kaip jie prabalsavo. Tai man dabar skambino ten, sako, klausyk, sako, čia taip gali būti Seime. Tai sako, bet tugi supranti, kad mes nebalsavom už tai. Tai jo, bet tai sako, tai čia konservatoriai, kurie čia aiškina apie valstybę. Šita opozicija, konservatoriai Saulius Skvernelis, vardan Lietuva, Laurynas Kasčiūnas, Viktorija Čmilytė Nilsen, jie didžiuojasi to ir aš sakau, kolegos, jūs iš gėdos turėtumėt. Tai tu turėtumai viską daryti, bėgti nuo šoninio mikrofono, šiandien atsiprašyti, prašyti valdančiosios daugumos, sakykit, gerai, pajokavom, čia. Ir jie didžiuoja, ir visuomenė, sakykit, tuo dalinasi. Tai reiškia,
kiek mes nubukinom savo visuomenę, kad bukos visuomenės dalis, jinai nesupranta, kad taigi tas nuodėgulys katinas, tai jūs geri esat. Čia yra buka strategija. Niekada per tiek metų, kiek aš esu Seime, bukų, kvailų projektų neregistruoja, nes tu gerbi instituciją. Tu visų pirma gerbi Seimą, tu visų pirma gerbi tautą. Nu, tai ten būna, kad registruoji biudžetą, pasiūlymus, viskas roja. Čia yra patyčia. Dabar, pavyzdžiui, vakarykščias posėdis preliminariais skaičiavimais Lietuvai turėjo kainuoti gal iki kažkur 17 000. Ką tai reiškia? Tai yra tiesioginės transliacijos, tai yra darbuotojai, tai yra stafas, tai yra viršvalandiniai mokėjimai. Tai yra Seimo narių, aišku, atlyginimas, tai yra viskas. Tai kiek visą tai kainuoja suadministruoti, sužiūrėti, projektus išregistruoti sistemą, išlaikyti komitetą, tai košmaras. Dar kainuos neįliniam posėdžiam, ten irgi matyti po 5, po kokius 10 000 kainuos. Ir valstybė tai kainuoja, mes dabar turėsim ištaisyti. Mes registravome pasiūlymą, kad naikinti tos jų visus katinus ir visą kitą, kad tai būtų. Ir patikėkit manim, ir Seime jie vėl visi cyps, žvieks, klyks ir sakys, va, pažiūrėkit, kokia čia valdančioji dauguma yra bloga. Tai va, ar gali visuomenė gyventi be šito? Manau, kad jau nebegali, nes visuomenė tiek perėmė blogo vakarietiško gyvenimo metodikos, kuri pradeda žlugdyti pačią visuomenę. Mes iš vakarų visuomenės neišmokome tai, kas yra gera, bet mes paėmėm tai, kas yra blogiausia.